Pradedame savo kelionę po Japoniją Kyoto mieste. Tai daugiau nei 1000 metų buvusi šalies sostinė ir kiek teko skaityti atsiliepimų tiek iš turistų, tiek iš vietinių gyventojų, dauguma jų sako, kad Kyoto jiems patiko kur kas labiau negu Tokijas. Bet mane čia labiausiai sudominęs faktas yra tai, kad šitam mieste belenkiek daug šventovių ir šventyklų. Jos labai žavi tiek savo unikaliu dizainu, tiek tradicijomis, nes Japonijoje vyrauja dvi religijos. Tai yra šintoizmas ir budizmas. Apie budizmą mes plius minus jau esam kažką girdėję iš tokių terminų kaip karma ar nirvana, tačiau šintoizmas yra galbūt mažiau mums pažįstamas. Dėl to šį kartą šiandien pabandysime šiek tiek labiau susipažinti su šintoizmu ir kur geriau tai padaryti negu prie ko gero garsiausios šinto vietos Japonijoje, tai yra Fushimi Inari Taisha šventovės. Tai ne tik svarbus religinis objektas, bet ir kone lankomiausia turistų vieta, žinoma dėl savo 1000 tori vartų. Apskritai tori vartai yra tradiciniai japonų šinto vartai. Jie dažniausiai būna oranžinės arba raudonos spalvos ir simbolizuoja perėjimą į šventą vietą, kur gyvena dievybės. Dažniausiai tori vartai yra pastatyti prie šventovės, gali būti jos teritorijoje arba žmonės gali nusipirkti tokias kaip mini tori vartų statulėles, paaukoti šiek tiek pinigėlių šventovei, ant tori vartų statulėlių parašyti savo norus ir juos čia palikti šitoje šventoje erdvėje. Žodžiu, taip pat labai svarbu atsiminti, kad einant pro tori vartus reikia nusilenkti. Tačiau čia 1000 tori vartų, tiksliau daugiau negu 1000 tori vartų. Ir prie kiekvieno iš jų lenktis tikrai nereikia, nes kitaip užtruktume amžinybę. Užtenka nusilenkti prie pirmųjų iš jų ir tuomet keliauti šitais vartais, kur eina labai daug turistų. Šiaip, kas irgi dar įdomu, šitie visi užrašai, kurie matosi tik iš tos kitos pusės, jie nėra jokie religinės žinutės ar panašiai. Realiai tai yra tiesiog įmonių pavadinimai, nes įmonės dovanoja šitus tori vartus šventoviai. Vingiuotas vartų takas veda iki pat Inari kalno viršūnės, kuri yra apytikriai 230 metrų aukščio. Tad reikia pasiruošti, kad ir kokia ypatinga patirtis bebūtų, kelias iki viršaus ir atgal gali užtrukti apie 2, net 3 valandas, priklausomai nuo to, kaip dažnai sustojama pasigrožėti aplinką. Gerai. Aš suklydau. Čia yra, daugiau kaip 1000 tori vartų, o daugiau kaip 10 000 tori vartų. Ir žiauriai jaučiasi einant ypač laiptais. Dar man rodos, mes pusiaukelės nenuėjom, einam jau gal kokius 10 minučių. Susitiksim viršūniai. Posakis svarbu kelionė, o ne tikslas turbūt taikliausiai apibūdintų kopimą į kalną pro tori vartus, nes viršūnėje nelaukia jokia didžiulė įspūdinga šventykla, o nedidelis altorius skirtas Inari dievybei. Užlipom. Gerai, vieną kartą užlipti fainai, antrą, trečią kartą nebekartočiau. Aš mirštu, aš visa raudona ir dabar jau pasiekėm viršūnę. Ai, nesau, nebegaliu jau. Gerai, atgaunu kvapą ir tada galim pasikalbėti. Žiauriai karšta. Mes šiaip iš tikrųjų lipom praktiškai 2 valandas. Dabar yra 10 ryto, mes čia nuo kokios 8, kol apsižiūrėjom, kol užlipom. Jau ir saulutė pradėjo kepinti. Tai galim apsidairyti, kaip atrodo užlipus į šventovės viršų vaizdai.
Viskas, atsižymėjome, dabar jau nusileidome irgi pro Tori vartus ir galvoju pasidalinsiu apskritai, kam šita šventovė yra skirta. Tai pradedant taip nuo pradžių, mes krikščionybėje turime pasaulio sukūrimo mitą, kaip Dievas per 6 dienas sukūrė pasaulį ir 7 ilsėjosi. Tai labai panašiai ir japonai savo turi tokį kaip šintoistinį mitą, kaip buvo sukurta Japonija. Buvo 2 dievai, Izanagi ir Izanami, kurie turėjo sukurti žemę. Jie su stebuklinga ietimi maišė vandenyną ir nuo jos kritę lašai sukūrė pirmąją salą. Taip, su laiku jie sukūrė ir kitas salas Japonijos, o kartu ir Kami. Beje, Kami terminą reikėtų įsiminti. Kami reiškia dievus, dievybės, deivės ir panašiai. Tai žodžiu, šintoizme visos šitos magiškos būtybės, visos šitos deivės yra vadinamos Kami. Tai buvo sukurti skirtingi Kami. Kai kurie jų mums yra ganėtinai lengvai suprantami, pavyzdžiui, griaustinio Kami, saulės, jūros, vandenyno ir taip toliau, nes panašius mes žinome iš visokių Poseidonų, Afrodičių, Dzeusų ir panašiai. Ir yra kartais tam tikrų tokių gan keistesnių Kami, kur mums gal mažiau suprantama, pavyzdžiui, plaukų dievybė, bet apie ją dar pakalbėsim. Tai va, žodžiu, ir kiekvienam Kami dažniausiai yra skirtos tam tikros 100 šventyklos. Skirtingose miestuose, skirtingose regionuose garbinami vis skirtingi Kami, bet būtent čia Fushimi Inari šventovė yra skirta Inari, ryžių derliaus deivei. Beje, šiaip įdomu yra tai, kad šita Kami yra belytė. Jinai kartais vaizduojama tiek kaip vyras, kaip moteris, o kartais net kaip ir lapė. Ir būtent lapių, japoniškai vadinamų kitsune statulų, prie Fushimi Inari Taiša šventovės galima pastebėti labai daug. Jos laikomos Inari pagalbininkėmis, kurios saugo šventą vietą, meldžiasi kartu su žmonėmis. Ir panašiai kaip mes Lietuvoje turime labai daug pasakų apie gudras lapes, taip ir japonų mitologijoje kitsune laikomos protingomis būtybėmis. Jos gali įgyti magiškų galių, kai pasiekia tam tikrą amžių. Kaip minėjau, Japonijoje egzistuoja 2 religijos – budizmas ir šintoizmas, ir jos abidvi vienu metu gyvuoja. Ir nors japonai, bent jau didžioji dalis sako, kad nėra tikintys, tam tikros religinės tradicijos yra itin įsišaknijusios į jų visą gyvenimą. Štai pavyzdžiui, atvykome aplankyti vieną žinomiausių budistų šventyklų – Kiyomizu Dera. Turbūt taip ištariu. Šita šventykla garsėja savo mediniu balkonu, kurį irgi pabandysim užlipti ir pasižiūrėti, kokie vaizdai iš jo. Mane šiek tiek šokiravo faktas ir visai džiaugiuosi, kad jį sužinau tik išėjus iš šventyklos, kad minėtas populiarusis medinis balkonas, ar gal veikiau terasa, yra pastatytas be vinių, o naudojant tik medinės jungtis. Gal ir neskamba labai baisiai, bet palaukite, kol pamatysite, kiek ten susirenka žmonių. Kadangi tiek budizme, tiek šintoizme žmonės netiki į vieną dievą, jie turi galybę skirtingų dievybių, dievų ir panašiai, tai lygiai taip pat ir... Oi, vėjas pakilo. Tai lygiai taip pat ir šita šventykla yra skirta vienai iš dievybių. Ir šios dievybės vardas yra Kanon, ji yra gailestingumo, atlaidumo įsikūnijimas. Ši simbolinė deivė reprezentuoja idealą, kai žmogus pasiekia nušvitimą, bet nusprendžia likti gimimo, mirties rate ir padėti kitoms būtybėms pasiekti tą patį nušvitimą. Tai ateina va šičia japonai melstis ir prašyti įvairiausios pagalbos Kanon dievybės, nuo klausimų dėl sveikatos, meilės, pinigų, laimės, žodžiu, absoliučiai visko. O turistai tokie kaip mes pasižiūrėti pro balkono vaizdą gražų miestą. Šiaip budizme dar tikima, kad visata ir gyvybė joje nuolatos pereina per tam tikrus gyvenimo ciklus. Gimimą, augimą, nykimą ir atsinaujinimą. Ir tuos pačius ciklus pereina net ir dievai. Visi turi gyventi pagal karmos įstatymus, o karma, kaip mes žinome, reiškia, kad visi veiksmai, tiek geri, tiek blogi, turi savo pasekmes.
Ir žodžiu, jeigu tu gyvenime elgsiesi gerai, tu gali atgimti Dievu, bet net tai nėra tavo galutinis tikslas, nes net dievai gali išgyventi kančią, skausmą ir mirtį. Tikrasis budizmo tikslas yra pasiekti nušvitimą, tai yra nirvana. Ir tai padaryti galima elgiantis gerai, teisingai mąstant, teisingai gyvenant ir taip pagaliau ištrūkti iš gimimo ir mirties rato. Nors pagal visas tradicijas japonai tiki, kad savo ateitį žmogus gali paveikti čia ir dabar priimamais sprendimais, jie kaip ir turistai nepraleidžia progos išsipranašauti savo likimo burtais vadinamais omikudži. Pirmiausia, reikia paaukoti mažą sumą, papurtyti indą su numeruotom lazdelėm, ištraukti vieną ir susiradus ant jos užrašytą numeriuką atsiimti pranašystę. Ta, būdami prie Kijomizu Dera šventyklos, tikrai privalėjome padaryti ir mes. Bloga pranašystė. Išsivertėm, kad išsitraukėm omikudži, pasibandėm. Nekokią. Pagal tradicijas reikėtų sulankstyti popieriaus lapelį ir pririšti prie medžio, kad pranašystė bloga liktų būtent prie jo, o nesinešti, žodžiu, jos į namus pas save. Bet ant šito papirėlio lygiai taip pat parašyta, nekabinkit prie medžio. Tai palaukim kurį laiką, pasižiūrėsim, ką daryti. Jej. Atradom, kur pririšti omikudži. Viskas. Nebelydės manęs nesėkmė. Labai gerai. Pagalvojus apie tradicinę Japoniją, man, o turbūt ir daugeliui, prieš akis iškyla sakuros, arbatos ceremonijos, samurajai, geišos. Pastarasis, pasirodo, galima Kijote išvysti ir gyvai, jeigu tik labai pasiseka. Atvykome į Džijon rajoną, vieną seniausių ir garsiausių Kijoto geišų rajonų. Čia šiaip geišos yra profesionalios moterys, kurios užsiema tradiciniais japoniškais menais. Tai pavyzdžiui, arbatos ceremonijomis, piešimų, grojimų, šokis ir panašiai. Ir jeigu pavakuruosim ilgiau, mes galime išvysti geišas ir maiko. Maiko yra geišų mokinės. Ir šiaip geišos yra viena iš seniausių, jeigu net ne pati seniausia profesija, kada moteris pačios galėjo užsidirbti savo pinigų. Tai va, tai pabandykim pasižiūrėti, ar išvysim kokiu nors geišu ir jeigu išvysim, ar pabandysim, gal kažkaip pavyks atskirti jas nuo maiko, geišas ir maiko. Nuoširdžiai nesitikėjau, kad mums pavyks pamatyti ar jo labiau įamžinti geišas, mat kai kurios Džijon rajono gatvės ir vietos uždarytos nuo turistų, kadangi jie ne tik įkyriai, bet ir agresyviai lenda su geišomis fotografuotis. Bet kadangi pavyko, galime jomis pasigrožėti ir pamėginti atskirti nuo maiko. Tiek vienos, tiek kitos būna apsivilkusios kimono, tačiau mokinių drabužiai margesni, o ir apykaklė būna raudona, kai tuo tarpu geišų balta. Neišsigąskite, jei eidami pro budistų šventyklas pastebėsite svastikos simbolį. Jis yra vadinamas mandži ir yra senovės budistų simbolis reiškiantis gėrį, laimę, amžiną gyvenimą ir daug visokių kitų gerų dalykų. Ir tik tai žymiai vėliau nacių Vokietija jį sugadino ir mums įskiepė visai kitokią asociaciją šito simbolio. Tai žodžiu, labai ir man pačiai buvo keista pirmą kartą, kai atvykau ir aš manau, jums bus labai keista, jeigu atsidarytumėte Google žemėlapius, prisizumintumėte Japonijos bet kokį miestą, ten svastikos simboliais yra pažymėtos budistų šventyklos. Tai nereikia gąsdintis, čia geras ženklas, bent jau Japonijoje.
Na ką, tęsime toliau savo kelionę po Kijotą ir pamiegojom, pailsėjom ir dabar atvykome prie vienos galbūt keistesnių šintoistinių vietų. Tai yra šventykla skirta plaukų kami, kuris rūpinasi plaukų grožiu ir sveikata. Ir čia dažniausiai lankosi japonų kirpėjai, stilistai, žodžiu, kad jų verslas klestėtų. Tai eisim, pasimelsim, žiūrėsim. Čia šventovė už manęs yra, žiūrėsim, gal ir mano plaukai labiau pradės augti, tikrai nesupykčiau. Į Mikami šventovę labai pravartu užsukti, nes nuo jos vos per kelias minutės pėsčiomis galima nueiti iki kito itin žymaus miesto lankytino objekto bambukų giraitės. Įdomu tai, kad Japonijoje bambukai laikomi nuo blogų dvasių apsaugančiais augalais, bet tikrai ne dėl to žmonės čia lankosi. Juos vilioja unikalus miško grožis ir galimybė pasidaryti Instagramo vertas nuotraukas. Be to, netoliese yra ir žymus beždžionių parkas, kuriame laisvai gyvena daugiau nei 100 japoniškų makakų. Tik visur kabo ženklai, liepiantis nežiūrėti joms tiesiai į akis, nes beždžionės gali tapti agresyvios. Prie bambukų giraitės netoliese yra ir kita, mažiau turistų lankoma, mažiau žinoma vieta. Tai yra budistų šventykla Otagi Nambutsa-ji. Labai unikali, pasižiūrėkim, kaip atrodo. Tai kuo pagrinde unikali yra šita šventykla? Joje yra daugiau kaip 1200 unikalių statulų ir jos visas labai skiriasi jų veidai, skiriasi grimasos ir panašiai. Jos vaizduoja Budos mokinius, kurie siekia arba jau yra pasiekę nušvitimą, nirvaną. Jeigu lankotės Kijote, būtinai pasidarykite kokį nors day tripą į Nara miestą. Mes irgi pasidarėme, nes atėjome aplankyti vieną turbūt įspūdingiausių budistų šventyklų, yra Todai-ji šventykla. Joje yra 15 metrų aukščio Budos statula, bronzinė, pastatyta 8 amžiuje. Realiai viena didžiausių Budos statulų apskritai pasaulyje. Tai einam, keliausim, pamatysim. Gerai, šiaip aš stoviu, už manęs yra šitas statula, bet jinai tokio dydžio, net netelpa į kadrą. Tai uždėsim daug skirtingų jos vaizdų. Bet žodžiu, šita statula, kaip ir minėjau, 8 amžiuje buvo pastatyta, bet nuo to laiko visokių žemės drebėjimų griauta, vėl atstatyta, vėl sugriauta, vėl atstatyta, pažeista, vėl atstatyta, žodžiu. Bet jinai vaizduoja, kaip ir minėjau, Budą, bet Daibutsu Budą. Tie, kurie nelabai domisi religija, turbūt net nežino, kad Budų yra labai daug. Kai mes pagalvojame apie budizmą, iškart įsivaizduojame maždaug 5-6 amžiuje prieš mūsų erą gyvenusi realų žmogų Gautamą Budą. Jo mokymai tapo pagrindu budizmo religijai ir filosofijai. Jis buvo tikras asmuo, princas, kuris atsisakė savo turtų ir tuomet patyrė nušvitimą ir po to mokė visus kitus žmonės. Tai įdomu tai, kad šita Budos statula nėra Gautama Budos statula. Čia iš tikrųjų vaizduojamas Vairakara Buda, tai toks simbolis reiškiantis visatos esmę, galutinę tikrovę. Ir aš įsivaizduoju, kad tikrai galima maišytis vienur Buda, kitur Buda, vienoks, kitoks, bet Buda iš esmės yra kaip titulas, kaip
Jėzus Kristus. Kristus nėra Jėzaus pavardė, tai yra titulas pakrikštytas. Taip ir Buda nėra vardas ar pavardė, tai titulas reiškiantis nušvitęs ar pabudęs. Gerai, viskas. Pasižiūrėjome Budos statulą, dar spėjome iš tikrųjų ir su elniais papramogauti, nes pasirodo didelę dalį Naros užima parkas, kur elniai laisvai ganosi. Tai jeigu keliasite, čia būtinai rekomenduoju aplankyti tą vietą. O mes einam pavalgyti, pasilsėti ir ko gero susitiksim kitoje laidoje, kur filmuosimės Tokijuje. Manau, ten tai bus tikrai daug daugiau chaoso, bet labai įdomu. Tai iki susitikimo kitoj laidoj. Bye!